Sveiki. Daug kas klausia, kaip taip man gaunasi pamatyti ir po to tokią plonytę lengvą liniją piešti savo piešinukus, kuriuos taip gerai pažįstate. Mano akvarelinėse pamokose jau ne vieną kartą tikriausiai matėte, kaip tą akvarelę išlaisvinti, kaip lengvai sukurti įdomią dėmelę. Bet po to klausia manęs, o kasgi toliau. Tai čia šitame neilgame video aš jums maždaug parodysiu, kas jūsų laukia mano intuityvios linijos pamokoje, kuri pavadinta Lėtame laike, nes jame mes ir atsidursime ir pradėsim tiesiog tokią improvizacinę pamoką, tai yra mano visiška naujiena ir jūs patys irgi ją kursite draugė su manimi. Na, o aš jums paruošiau visą eilę pratimų, kad ateiti į liniją, bet ne į mano liniją, nes aš jūsų niekaip neišmokinsiu savo raštu rašyti. Bet ir nereikia, nes kam jums kalbėti mano balsu ir galvoti mano mintimis. Nuostabiausias dalykas yra savo balsu prakalbti ir atrasti savo liniją. Tai vienas iš pratimų bus toje pačioje formoje rasti skirtingus personažus. Aš jums duosiu lapą, kuris bus užpildytas figūromis, na, o jas jau vėliau jums reikės kaip nors įdomiai traktuoti. Kitas pratimas bus laisvai, tarsi fraktališkai piešti bangas, susikertančias tokias linijas ir vėliau juose įžvelgti personažą. Na, tada griebsime teptukų ir su teptukais kursim visokius raštelius, kuriuose vėliau pabandysime apsigyventi, rasti kažką savo. Na ir žinoma pasimsim didesnį lapą, kuriame tiesiog bandysime apsigyventi tik tai juoda linija. Kiek laiko tas užims, kol mes ištyrinėsime visus receptėlius, patys savo receptėlius sukursim. Kas tai receptėliai? Linijų receptėliai. Kaip kad būna raštų motyvai, kuriuos mokomės, mes lygiai taip pat galime mokintis raštų motyvus ir kaip marginimo elementus vieną liniją. Tai čia tik tai vienas lapelis, pavyzdžių jums paruošiau tikrai daug. Na, o įdomiausia yra sukurti savo raštą. Tai tikiuosi, kad dabar jau atsakiau visus klausimus. Drąsiai ateikit, piešti nereikia mokėti. Na, rašyti, manau, mokate visi. Ir tiesiog, jeigu mokate ramiai, susitelkus būti ir mėgstate būti paišant arba rašant arba neriant, pavyzdžiui, mėgstat nert, gali būti, kad mėgstate ir piešti, tik to nežinote. Jeigu jūs domina, kaipgi aš atėjau į savo lengvą liniją, aš pabandysiu tuo pasidalinti. Ir visų laukiu savo pamokoje. Tikiuosi, ji jums patiks, ji jūs įkvėps ir atsakysiu daugelį klausimų, kaipgi ta Sigutė randa savo juokingus personažus. Iki pasimatymo pamokoje.